vienas, o tada labai mikro judesiukai, nes jie irgi rašė, per greit pavažiuoja ir tada jie užstabdo. Nu, tada viską matai ir dabar jau čia matai greičius, taip. Ir dabar mes šį kartą važiuosim į dešinę gale gatvės. Į dešinę. Jo, į dešinę. O, čia tai nėra tokio pasisukimo, žinai, kaip būtų, tai čia viena juosta konkrečiai. Tai. Bet mes irgi čia biškį pasisukam, paskiau tik tai lenksi, kad nedar gali lenkiančių čia būtų rodi kairį, dar nėra lenkiančių, čia neatsirado, nes tuoj pat išlenda tie greitai dviračiai, tie visokie. Iki galo gatvės, gale gatvės bus 10. Bet čia 30 čia dar visur. Jo, 30, zona 30 čia. Tos, nu ir natūraliai, čia vat jau pati supranti, kad tokiose gatvelėse čia jau žmonės vaikus išleidžia pažaisti, o jie, žinai, mūsų pagrindinis, mes jiem trikampiukai, tai mes tai irgi vis tiek atsargus. Taip, ir gale bus ten į dešinę, sankryžai suksim į dešinę. Visiems patinka labai ta tvarka. Tai vat, kad tvarkingai neužstatytų perėjų, kad praeit galėtum. Va, tai patinka, kai kiti teisingai, o štai iš jūsų ir reikalauja, ir jūs patys iš savęs reikalaukit. Tai tada požiūris pasikeis ir tada tiesiai čia važiuosim, bet jo, turbūt, kad gali atsirast, bet neatsiranda, vėl lenkimas. Iš priekio, kur jie važiuos. Nu, tai tas vienas rodė, mačiau posūkių, kitas neaišku. Ir čia va pagauna, iškart nuvažiuoja prieš priešinę. Turi išvažiuoti iš sankirtos būt ten. Mes tiesiai važiuosim, tai išjungi posūkių. Tai reiškia, tu įsivaizduok, kad čia yra ištisinė vidury. Tai duot kelią ir iš karto važiuok į savo pusę. Nes čia pagauna ant trajektorijos. Trečdalis į priešinį išvažiavimo automobilio kritinę klaidą jie turi teisę ir turi rašyti, nes juos kankina. Aš tai prieš tą važiuočiau, varyčiau. O, kaziukas. O, super. O, taip. Ir vėl rodai kairį. Nes jie nori tą refleksą jum įmušt, kad išvažiuojant iš sankirtos būtume dešiniai. Toks atrodo lygiai formalus, bet įgudęs vairuotojas jis pamatęs kliūtį iškart pasitraukia, o neįgudęs jis nepasitraukia. Čia tai kampiukas vis tiesiai. Jo. Čia nėra 30. Čia 30 zona. Čia rodėm kairį. Nu, bet čia ir kad nebūtų 30, vis tiek čia neprilakstysi. Čia duobė, ten tu gatvelę žiūrėjai, atkarpa nedilga, o čia duot kelią, tai jau dviratininkai gali būti. Ir čia iš karto važiuosi į kurią juostą? Piantą. Nu, ta prasme tą. Ai, ne, iš šitą. Va, iš šitą. Nes vėlgi jiem, nu toks nieko tokio, paskiau pasitraukiu, bet jiem, reiškia, tu nematai, ką praleist, kur važiuot. Jau tu iš karto turi nuskaityti tuos dalykus. Dabar aštrų čia tą darėm posūkį, suksim į kairę, už pėsčiųjų perėjos, aštrus posūkis į kairę. Gerai, kad ten labai neskubėjai, kad iš tą juostą, nes perėje gali atsirasti kas nors. Daug su švyturėliais laksto. Va, šiandien jau. Ką? Šitokia diena. Pavasaris. Visi labai tokie, tas prasidės sezonas, visi išlieka tokie apvaitę be vitaminų. Tai dabar čia padarysim trečias išvažiavimas, čia tą manevrą tokį sudėtingesnį, kur žiedę reikės, reiškia trečias išvažiavimas, važiuosim antrą, o ten turėsim persirikiuot laikų žvilgelėdami
Jie neturi važiuoti ratu tą, bet reikia žvilgtelti. Berniuks nežvilgtelėjo, jam užrašė, žinai, kritinė, kad jeigu jis turi pasižiūrėti, nes koks pažeidėjas. Irgi užsieniečiai dažnai čia ratu važiuoja tą dešininę suklytydami. Ir tu nepadaryk, ką ant kitų sakei. O, nes tau likimas gali pakišti tą pačią kiaulę. Tai kitaip atrodo. Teisingai, jo. Kita jau partija visai. Kiti dalykai. Vairuotojų jau kai čia vaikščioja, čia jie sėdėtų pamokose. Aš po to raudono varyčiau. Tik tai dar žiūrėk, aš to nepastebėjau ratu, jeigu atsiras. Į tavo planas geras, ratu neatsirado, nes tai ratu gal, žinai, jau, nes jeigu įvažiuoja, jau jie būna, ir neskubėk dabar, neskubėk. O, ir tie kartais nesitikė, tai vat jis viskas gerai, mes krikščioniškai jame, jeigu jie suklysta, mes palaukiam, jie pasitaiso, rodom išvažiavimą, o ir čia asfaltuos jau matuoja, o pagerins. Ir pėsčiukų, dviratukų, ir kraščiukas, ir tada tik tai lenkimas, va, trajektorijų disciplina. O čia nėra 30, bet vis tiek mes, va, teisingai tu viską darai, greitis teisingas, nes čia tokiuose gatvelėse nelakstysim bilia kokio greičio. Čia viski gal lėčiau, tada pristabdyk, nes va, matai, rodyk kairį ir tada pažiūrėk. Bet tas išsikišęs plyta, aš norėjau irgi taip sakyti, bet pasižiūrėjau, kad gali ten mums karterį pramušti tą plytą, žinai, tokia. O tas lekia, matai, elektrinis. Į kairę suksime. Tai va čia irgi ką praleist ir kad kur važiuot ir dar netgi, va, jeigu jie suktų, tai ir tuos reiktų praleist. Jeigu jie nesuka, tai tada, va, kur važiuosi, matai, teisingai. O tikrai saugu. Nes supratai, kai jeigu lėtėja va čia to juostoje, mes jiem irgi turim duoti kelią iš tos pusės. Pėsčiųjų, aha, nežinojau čia. Todėl, kad Aleksoto tiltas avarinės būklės. Tiesiai, dar biškį tokį padarysim ratuką mažyti. Tai va, todėl jie čia stato ir Aleksotas žadėjo palikti tik pėstiesiems, o čia mašinom. Aha. Bent jau tai planavo. Jiem čia labai sunku, čia iškart perėjimą. Ir dabar į kairę suksim Ariogalos už tos perėjos. Ten? Jo, ten. Ir čia va vieną kartą važiuoju, ten kur tas sidabrinė mašina pasuko į kairę. Tai mes čia vieną kartą darėm lygtai, ar ne? Va, taip, rodyk kairį, už tos audinės į kairę, vidurinė gatvė. Lėčiau, tada jeigu jos nebūtų, mes ten važiuotum, bet kadangi jinai yra, va taip, va, ir dabar tu įvažiuoji šitą savo juostą, bet čia jau dvi pusės. Rodyk kairį ir o taip, va, trajektorija. Tokia jiem patiktų. Nes tu nuo kairinio krašto, tik audinės trukdė, tai tu ją aplenkus persiveikiai į kairinę juostą. Ir iš jos pasukai. Čia tiesiai, o čia iš kitos pusės, nes jau irgi kontrolinės vietos lygiai reikšmė. Tai ten labai nespėja susigaudyti, žinai, vidurinė gatvės. Jeigu iš karto pasukus į kairę, vėl sakysi į kairę, tai tada jau tu turi, nu, taip kaip mes padarėm. Nu ir dabar sankryžoj suksim į kairę, čia ta po
pavojinga sankryžėlė, ten ta Tesla stovi, tai jau neteisingai, tai jau teks viduriu privažiuoti, jau taip mes nieko nepadarysim dėl jos, žinai. Va, tai jie kiti pamatė, palausgi, nežvėris, bet vis biškai galim sugrįžti. Į dešinę reikia iš tikrųjų. Jo. Į kairę dabar rodam, žiūrim iš abiejų pusių ir iš priekio. Nu. Tai va tas trajektorijas tokias turi refleksas atsirasti, jie dėl to ir siekia, kad refleksas, kad laikytis dešinės. Dar kartą įgūdė jie patys pasitraukia, o naujokai ir varo kairinę pusę. Tai norite jum įvarytą sąlyginį refleksą, kad jūs tos dešinės. Prieš sankirtą išvažiuojant iš sankryžos. Privaloma kryptis. Važiuosim į Aleksotą. Va, ir čia berniuką dar gali lėkti su dviračiu ar su koks bėgikai. Ir mašina, va, atvažiuoja žilaplaukis, lėtas, taip prašoks. Nes jie užblokuota, ar ne? Jo, gali užblokuota, kol jie... Bet jeigu nebūtų mašinų, tai jisai jau važiuotų. Ir čia galim šitą juostą į kairę, jo? Jo. Jo, važiuojam. Čia tada nereaguok, va, trajektorijas. Jiems svarbiau trajektorijos. Va, kad tam nebūtų, kaip tu sakei, kur... Kuris ten taip pralenda, jis galėjo taip pralysti? Ne, blogas pavyzdys. Jie tie štai čia jau tie, kai... Matai, kai teisės turi, kai turi praktikos, žino tuos kelius, viską mato, tai ir pravažiuoja, žinai, tai čia maža nuodėmė, žinai, bet, žinai, mes gi egzaminui ruošiamės pavyzdingai rodyti gerą ir lėčiau, nes čia būna eismo įvykių dėl to, kad staigus man tokia baltas gražiai prisilėtino. Jam jokios instruktorius neprašė lėti. Nes čia lėkdami nuo lėkimo čia susidaužo tam žiedą. Visos juostos tinka, va. Čia toks labai, nes daug didelis būna